Ignai, antros rungtynės namie, antros rungtynės laimėtos namie, išvykoje nepavyko. Pirmiausia, apie šias rungtynės kodėl taip lengvai, su Palanga taip lengvai nebūna, tas skirtumas. Nepasakyčiau, kad lengvai čia gal atrodo rezultatas, bet vis tiek sunkiai dirbom dėl to, kad būtų lengvai. Pas juos irgi čia yra traumuotų, pas mus irgi nebuvo tų pilnos sudėties, tai manau, kad nepasakyčiau, kad buvo lengvai, tiesiog visai gerai sudirbom, manau. Galutinis rezultatas tikrai neatspindi to, koks jis buvo ten rungtynių, eigoje ten jau prie 30 artėjo vienu metu, tai vis tiek pavyko įeiti, nežinau, kas pataikėt taip gerai, kaip nesitikėjot, ar kaip norėtųsi visada pataikyti ir kaip nepavyksta dažnai. Aišku, visada taip norėtųsi pataikyti, visi realiai šiandien, atrodo, mačiau, Domas pradžioj sumetė daug tų tritaškių, tai visi pataikė, kai taip pataikė, lengviau yra ir gintis, atrodo. Energija nuo pradžių buvo gera, tai manau, kad viskas gerai šiandien buvo. Ar šiek tiek grįžtant atgal, kas pasikeitė, kodėl Alytui taip sunkiai, o šiandien taip kaip ir... Lengviau paklausinį atsakyti iš šitą klausimą, nežinau, dar sezono pradžia mes čia vėlavom su sportais, neturim žaidėjų, dar vis išvažinėjai 3-3, dar nesusižaidę, gal... Čia tų pasteisinimų galim ieškoti, bet bandysim, kad nebūtų taip, kaip buvo Alytui daugiau. Šiandien žiūrint, pas varžovus tų garsių, žinomų gerai vardų į valias atrodo, pas mus nėra Aurelijaus, nėra Marijaus, bet atrodo, kad tas gal mobilizuoja dar papildomai gal. Tai aišku, šiai mobilizuoja, kad šiek tiek riša rankas, kai žinai, kad vis tiek reikės 30 minučių žaisti, nesvarbu ar blogai ar gerai žaisti, vis tiek daug žaisti. Tai Matas gerai užpildė Aurelijaus tos batus. Tai ir pas mus geri žaidėjai, nėra tik, kad pas juos būtų geri žaidėjai. Kaip naujokas įsilėjo į komandą, senokai neteko angliškai Rūbiniai kalbėti turbūt. Ja, treniruotės angliškai irgi vyksta, seniai čia tai buvo. Tai gerai, viskas geras vyras atrodo, dar nespėjom čia daug pažaisti. Pirmos varžybos normalios jam, svarbiausia geras žmogus, o krepšinį kažkaip pasiseks. Gerai, kaip žaidybinė prasme komanda jau tik eina į priekį po truputį, nes tas pasiruošimas turbūt dar vyksta, kai žaidėjų trūksta. Jo, tai aišku, einu į priekį, tai toks tikslas sezono yra, kad visada augti, tai panašu, kad sekasi ir aišku, čia po laimėtų varžybų dabar kalbėtume po Alytaus, sakyčiau, einam atgyti žemyn, tai toks, tas kalneliai vis tiek.